Sveiki, laba diena, tuoj susirasiu skaidres. Dabar viskas užstrigo. Tai kol patvarkys skaidrės, tai gal šiek tiek pareflektuosiu pirmąjį sesijos pranešėjai dėl arklio ir žirgo. Tai kadangi aš dirbu Karo muziejui ir kai dar 21 metais mes gavom užklausimą, ar jūs galit ką nors padaryti apie arklį, tai mūsų pirma reakcija buvo, ne apie arklį, ne, bet apie žirgą. Tai va čia jau galim paruošti parodą. Ir iš tikrųjų mums net kartais suskausta širdyje karo istorikam, kai kas nors pasako arklys, o ne žirgas. Taigi, gavę prašymą prisidėti prie žirgo metų, mes nusprendėme padaryti parodą, archeologinę parodą skirtą žirgų laidojimo tradicijai. Parodą rengėme su kolegė Asta Vasiliauskaitė, archeologė, ir mes norėjome išreklamuoti gal ne taip visuomeniai gerai žinomą kapinyną, taip aš išsireikšiu. Nes mes esame iš Kauno ir mes visi kauniečiai iki širdies gelmių žinom ir pažįstam Marvelę, bet pakalniškiai, kurie jau nėra jau taip baisiai toli nuo Kauno nutolę, nors tai iš tikrųjų labai įspūdingas žirgų kapinynas, nebuvo taip gerai žinomas. Na ir tie pakalniškiai, tai yra nedidelis kaimelis prie Gelgaudiškio, Šakių rajone, kairiajame Nemuno krante. Pats pakalniškių kapinynas yra keliams šimtai metrų nuo to kaimelio, 2,5 km nuo Gelgaudiškio, o tyrinėjo net kelis metus, tai 1963, 64, 66 ir 71-74 metais du Vytauto didžiojo karo muziejaus archeologai, Juozas Antanavičius ir Kazimiera Gabriūnaitė. Tai Juozas Antanavičius turbūt vienas pirmųjų archeologų Lietuvoje, kuris susidomėjo žirgų laidojimo tradicijomis ir pradėjo labai intensyviai jas tirti, pradėjo įrengti netgi daktaro disertaciją. Deja, Antanavičius žuvo traukinio katastrofoje prie Žaslių, gelbėdamas kitus kolegas, ir jo darbai taip ir liko neužbaigti. Tai irgi buvo vienas iš motyvų, kodėl mes su kolegė norėjom būtent jo kasinėjimams skirti parodą. Ir taip pat gal dar norėčiau paminėti, kad Antanavičius pradėjo rengti balnakilpių tipologijas. Ir irgi, kol jis jas parengė 74 metais lietuviškų balnakilpių tipologijas ir kol kas nėra papildyta, o labai reikėtų šitą darbą atlikti. Tai aš irgi čia tokį prašymą ištransliuoju, kad reikia rengti lietuviškų balnakilpių tipologiją. Na ir gal šiek tiek grįžtų prie pačių pakalniškių. Tai pakalniškių kaimo gyventojai jau labai seniai atkreipė dėmesį, kad prie Nemuno smėlynų, kurie eidavo tiesiog pasikasti smėlio, kartu su tuo smėliu iškasdavo ir įdomių metalo radinių. Kaulų taip pat, kaulų likučių, kažkokių degintinių, liekanų stambių anglių. Na ir apie tuos visus radinius tik 61 metais informacija pasiekė Karo muziejų. Ir visą informaciją perdavė Gelgaudiškio mokyklos internato auklėtoja kraštotyrininkė Garsito krašto Kristina Kelpešaitė. Ir jį pranešė, kad kaimo smėlingose kalvose prie Nemuno kasant smėlį vis aptinkama geležinių balnakilpių, žaslų, žalvarinių žvangučių. Ir iš principo jos klausimas, ką su tuo daryti. Ir mano minėtas Juozas Antanavičius nuvyko, įvertino situaciją ir pamatė, kad yra ardomas kapinynas. Tai, kad pakalniškių ir Gelgaudiškio gyventojai pasikasa smėlį, dar nebuvo pats blogiausias dalykas. Blogesnis buvo tai, kad kolūkis su sunkiaja technika pradėjo kasti smėlingą kalvą ir kapinynas buvo labai stipriai žalojamas. Karo muziejaus darbuotojai stengiasi sustabdyti smėlio kasimą, dėja sekėsi sunkiai. Ir buvo bandoma gauti leidimus atlikti archeologiniam tyrinėjimam, irgi sunkiai sekėsi. Ir vėlgi po metų, 62 metais, į muziejų atvyksta dar vienas gelgaudiškietis ir jisai jau atneša labai didelę dėžę įspūdingų dirbinių ir sako, pasakykit, ką aš čia radau.
nesutiko atiduoti Radinių muziejui. Argumentas buvo, visi kasa pilna ten tokių dalykų, važiuokit, prisikaskit patys. Ir dar kartą, pamačius, kad kapinynas toliau yra niokojamas, buvo pradėta dar kartą bandyti gauti leidimus kasinėjimam atlikti. Na ir Pakalniškių kapinynas yra ten, kur skaičiukas 12. Šitą žemėlapį paskolino Gediminas Petrauskas daktaras. Čia jo yra sudarytas žirgų kapinynų žemėlapis Lietuvoje. Na ir Pakalniškių kapinynas yra vienas labiausiai nutolusių į vakarus. Na ir prie to skaičiuko 12 į Pakalniškius kasinėti nuvykta buvo tik 63 metais. Tai yra jau kada 2 metus aktyviai buvo niokojamas kapinynas. Kasinėjimus, kaip minėjau, atliko Antanavičius ir Gabriūnaitė ir taip pat buvo pasikviesta ta pati kraštotyrininkė Kristina Kepšaitė su internato Gelgaudiškio mokiniais. Na, taip pat įdomus dalykas, kad po kasinėjimo yra išlikę labai gražūs kasinėjimo fiksavimo piešiniai. Tuos piešinius atliko muziejaus dailininkė Elena Šimonėlienė, kuri beje buvo viena iš pirmųjų tarpukario Lietuvos dailininkių moterų sąjungos narė. Jinai pati mokėsi pas Zikarą ir man buvo tiesiog be galo gražu žiūrėti tos piešinius ir mūsų parodoje jos piešiniai ir archeologinių radinių fiksavimas jos piešiniuose užima labai svarbią vietą. Na, taigi, grįžtų šiek tiek atgal, kasinėjimai 63 metais, prasidėjo, baigėsi 74 metais. Na ir tą atrastą žirgų kapinyną sudarė pailga kalva, kurios išmatavimai buvo 227 metrai ilgis ir 40 metrų plotis. Aukštis vidutiniškai 2,5 metro. Tačiau centrinė šios kalvos dalis buvo perkasta. Na, jeigu čia mes matome Nemuną, čia yra Pakalniškių kapinynas, visa kalva ir tamsiai nuspalvinta vieta yra sunaikinta kapinyno dalis. Štai čia šiek tiek geriau matosi situacinis planas. Na, be žirgų kapinyno iš viso buvo rasta 235 žirgų kapai su 262 žirgų griaučiais. Ir taip pat rasta 22 individualūs degintinių žmonių kapai, bei taip pat 750 kvadratinių metrų bendra degintinių žmonių palaikų vieta. Žmonių kapai, individualūs degintiniai, yra manoma iš kažkur 4-6 amžiaus, o žirgų kapai iš 11-13. Masinė kapavietė datuojama 6-14 amžiui. Na, žirgų kapai, kai kurie, pusė netgi jų, sakyčiau, yra randami jau po labai storų pelenų sluoksnių, tai yra po tą bendrą degintinę kapavietę, 30-75 cm gylyje. Ir tai rodytų, kad žirgų kapinynas ir žirgų laidojimo tradicija šitoje vietoje buvo labai sena ir ilga. Iš viso per visus kasinėjimo sezonus buvo rasta 1530 įvairių radinių. Aš kalbu ne apie osteologinius radinius, o būtent apie kultūrinius radinius. Ir jie visi buvo atiduoti Vytauto Didžiojo karo muziejui saugoti. Ir iš tų 1530 radinių 1370 buvo žirgo aprangos reikmenys. Daugiausia tai buvo balnakilpės ir mūsų parodoje yra viena vitrina, kurioje yra 262 balnakilpės. Na, nors balnakilpės yra ar ne poromis dedamos, bet mes įdėjom po vieną kiekvienam palaidotam žirgui. Taigi, daugiausia balnakilpių, žinoma, žaslų, diržų apkalai, skirstukai, įvairios geležinės diržų saktelės ir žvangučių nemažai. Faktiškai nebuvo rasta žirgo, kuris neturėtų pakankamai turtingų įkapių. Tik keletą žirgų, bet ir tai dėl to, kad jų palaidojimai buvo, paaukojimai, gal greičiau čia reikėtų sakyti, buvo apgadinti, ten tų įkapių nėra rasta. Bet šiaip beveik visi buvo su tikrai turtingom ir išskirtiniam įkapėm, lyginant su kitais žirgų kapinynais.
Kitose kapinynuose, žinoma, taip pat yra labai turtingų ir net gal turtingesnių tų žirgų palaidojimų, bet čia stebina tai, kad kiekvienas palaidotas žirgas turi gausias įkapes. Jeigu kalbėti ne apie žirgų aprangos reikmenis, tai buvo rasta dar 35 darbo įrankiai, 92 papuošalai, 26 ginklai. Na ir iš viso ištirtas buvo 3869 kvadratinių metrų plotas. Na ir taip pat įdomu yra tai, kad virš žirgų palaidojimų yra randama labai daug molinių puodų šukelių. Tad kvestionuojama, keliama tokia hipotezė, kad gal būdavo nešamos aukos arba buvo atnašaujama. Taigi, žirgų palaidojimai, žirgų kapo duobės buvo kasamos visos vienodos. Vienu galu, tuo galu, pietvakariniu galu, nes žirgas šitame kapinyne visais atvejais išskyrus vieną buvo orientuotas pietvakarių kryptimi, tai pietvarių kryptis visą laiką buvo kiek gilesnė. 15-30 cm. Na, apskritai žirgo kapo duobės gylis vyravo nuo 60 iki 130 cm. Daugiausia žirgų palaidota po vieną, bet pasitaikydavo ir dvigubų kapų arba netgi, ten matosi, 5 žirgų kapas. Ir tarp kitko įkapių turtingumas, žinoma, koreliuoja ir su žirgų skaičiu kape. Na ir ką jau Antanavičius atkreipė dėmesį, o vėliau ir Bertašius tą plėtojo, tai yra tai, kad tie žirgai buvo laidojami gyvi. Jeigu yra ankstesni žirgų palaidojimai, pirmieji žirgų palaidojimai Lietuvoje ar ne, tai ten dažniausiai žirgas yra kaip asmens kario įkapė. Čia šiuo atveju žirgas yra laidojimas atskirai, tai yra karys yra kremuojamas bendroje laužavietėje ir jo pelenai yra išbarstomi, o žirgas laidojimas atskirai ne kaip įkapė, o kaip atnaša ir auka kariui. Ir žirgas būdavo laidojimas gyvas, tačiau apsvaigintas. Tiek Vulfstano, tiek Duisburgiečio kronikoje, aišku, ten yra kalbama apie prūsus, yra kalbama tai, kad žirgai buvo nuvaikomi prieš juos įstupiant į kapo duobę. Čia šiuo atveju nemažai palaidojimų yra randami odiniai kažkokie dirbiniai, odos gabalai, iš kurių buvo matyta, kad siūtas kažkoks gaminys, bet jo radimo vieta yra prie žirgo snukio, o ne prie nugaros. Ir jame yra randama nemažai vilnos likučių. Tai negalėtų būti kažkoks ėdalo maišas, nes vilnos yra randama, irgi yra keliama tokia hipotezė, kad tai galėjo būti kažkoks antsnukis, kuris turėjo pridusinti žirgą, kad jį būtų lengva įstumti į duobę. Taip pat yra randama keletą akmenų prie žirgo galvų, tai irgi viena iš tų hipotezių yra, kad jis galėjo būti sužalotas, apsvaigintas smūgių. Kitas vėlgi randamas vienintelis toksai atvejis, tai yra kapas numeris 5, kur pirmą kartą matome, kad žirgui tarp pirmo ir antro slankelio gedigalis yra įvestas. Ir net jisai sulankstytas buvo. Tai, tikrai buvo gyvas žirgas bandomas apsvaiginti, užmušti. Na ir tai yra tas vienintelis žirgas iš šito kapinyno, kuris nėra orientuotas pietvakarių kryptimi. Tarp kitko, tai yra jaunas žirgas, vidutiniškai Pakalniškių kapinyne visi žirgai buvo eržilai, atsiprašau. Ir jų amžius buvo nuo 6 iki 10 metų. Šiaip jeigu imti etninės Lietuvos teritorijoje tirtus žirgų kapinynus, tai yra nuo 4,5 iki 11. Tai, o šitas žirgas, jam buvo 2 metai ir jis turėjo nemažai patologijų, jos lanksteliai buvo priaugę prie stuburo neteisingai, panašu, jis buvo pradėtas per anksti jodinėti ir tikriausiai nesisekė jo sėkmingai paaukoti, atliekant tą ritualą gyvo žirgo palaidojimą. Hipotezė yra keliama, kodėl žirgas buvo laidojamas gyvas, tai tam, kad jis galėtų nunešti kario vėlę į dausas.
Na, kad tai buvo it transporto priemonė, aš čia taip gal labai supaprastintai išsireikšiu. Ta liudytų ir žirgų kapo orientacija, tiek ir tai, kad žirgas nėra kremuojamas kaip įkapė, juolab, kad jeigu pasižiūrėti tas visas degintinės atnašas, tai ten yra randama kitų gyvūnų kaulų, pavyzdžiui, šunų, ožkų, o žirgas ne, žirgas atskirai. Dar šiek tiek, aš nežinau, labai gerbiu patį brangiausią kavos pertraukėlės laiką, tai pasistengsiu 5 minutės rodo paskubėti, tai dar šiek tiek norėčiau pakalbėti ir apie balnakilpes. Gerai. Apie balnakilpes, kadangi šio kapinyno balnakilpių įvairovė yra įspūdinga ir aš kaip minėjau, ar ne, kad tai yra labai turtingos įkapės žirgui dedamos, tai va šios, ar ne, iš kapo numeris 55 ornamentas yra auksuotas. Yra labai daug pasidabruotų balnakilpių. Yra įvairiausių tipologijų, nuo tų, kurios ateina iš Vidurio Azijos iki pakankamai stambių aptinkamų centrinėje Europoje. Tai irgi rodytų, kad pakalniškių apylinkėse gyvenę žmonės ne tik, kad buvo patyrę raiteliai, bet ir pakankamai turtingi raiteliai, kurie arba stipriai prekiavo su regionu arba plačiai plėšikavo. Na, čia neaišku, kokią ekonomiką jie užsiminėjo, ar karo grobio, ar prekybos. Dar vienas iš labai įdomių radinių, tai yra įvairios įvijos. Visi žirgai turėjo savo karčiuose ir uodegose įvijas, tiek žalvarinės, tiek vilnonės. Ir visi žirgų karčiai būdavo pinti ir supinti. Mano kolegė išsakė labai įdomią hipotezę, kad mes ir šiandienągi sakome pasileidusi moteris, ar ne, paleisti plaukai. Tai gal ir žirgo, ar ne, suvijimas, supinimas irgi galėjo simbolizuoti žirgo pažabojimą. Taip, dar viena įkapė, kuri randama kiekvieno žirgo kape, tai yra vienutėlis gintarinis karolis. Prie žirgo snukio viršugalvyje visur yra randamas gintarinis dvigubo kūgio karolis. Čia yra numeris 2, toksai gintariukas. Ir žinoma, nepaisant koks yra prabangus ir brangus kapas, ar koks tai yra palyginus skurdus kapas, vis tiek vienas gintarėlis yra randamas. Tai panašu, tai irgi turėjo stiprią simbolinę prasmę, apsauginę prasmę, kokią irgi te galime kelti hipotezes. Vienas kapas tik tais turėjo šiek tiek daugiau gintarų, tai čia irgi galima matyti tą patį kūginį gintarinį karolį ir šalia 2 gintaro gabalai buvo prikabinti. Randama ir labai daug žvangučių. Kiek visi žirgai turėjo žvangučių ir skambalų jau mažiau buvo. Ir dėja neturime Lietuvoje tokio įdomaus tyrimo, koks buvo atliktas Lenkijoje. Lenkijoje archeologė Ana Grušinska-Žulkovska atliko jotvingių žvangučių tyrimus ir ištyrė, kaip tie žvangučiai turėjo skambėti. Ir kokią išvadą jinai priėjo, visi žirgų žvangučiai žvangėjo, bet tik žirgam. Tai yra, jų skleidžiamas garsas nebuvo girdimas žmogui, bet puikiausiai registruojamas žirgo ausyje. Tai irgi labai įdomi hipotezė, ar ne, kad tie žvangučiai skambantis ant žirgo snukio turėjo raminti gyvūną, neleisti būti jam tokiam baikščiam, slopinti kažkokio gal grobuonės garsą, kuris galėtų jį pabaidyti, bet tuo tarpu neskambėti žmogui ir neišduoti, ar ne, kad štai atjoja žirgas. Na ir gerai, bus paskutinė mano skaidrė, tai kapas numeris 23. Tai yra vienas iš išskirtiniausių kapų pakalniškių kapinyne, ne tik dėl to, kad išlikusi labai įdomi organinė medžiaga, apskritai iš šito kapinyno yra išlikę dėl to, kad tai yra smėlynai, labai nemažai organinės medžiagos. Na ir čia kapas 23, tai yra dvigubas žirgų palaidojimas. Iš pradžių į kapą buvo įstumtas vienas žirgas ir čia kaip tik prie snukio labai gražiai matosi
kur aš kalbėjau, tie tokie odiniai maišai, ar ne? Ir ant viršaus buvo antras žirgas palaidotas. Pagal užkasimą matosi, kad tuo pat metu jie buvo laidojami. Bet čia yra įdomu tai, kad po pirmu žirgu buvo šalmas. Tokio tipo šalmų Lietuvoje yra rasta tik 2. Ir šalmas tuo metu tokio tipo buvo vienas didžiausių prabangos elementų. Apie tokius šalmus rašo rytų kronikos, kurie mini, kad lietuviai žygiuoja su smailais šalvais, kurių pikė žibėdavo auksu. Tokio tipo šalmais panašiai yra vaizduojami lietuviai pirmosiose ikonografinėse medžiagose. Pats šalmas gal šiek tiek primena tokį, kokį naudojo Kijevo Rusios kariai, bet savo sandarą jis yra kitoks ir yra įdomu tai, kad jame yra sudėtos dvejos technologijos. Tiek rytietiška, tiek skandinaviška. Ir tarp kitko irgi yra labai įdomu tyrinėjant, aš čia minėjau, kad yra ir ginklų rasta, tai jeigu apibendrinti, tai Pakalniškių kapinyne irgi susiduria labai nemažai įtakų iš vakarų į rytų. Ir iš rytų mes perėmėme tai, kas yra susiję daugiausia su žirgininkystė ir žirgo apranga, bet ginkluotė vakarietiška. Tai atsiprašau, 2 minutės pavogiau kavos pertraukos. Ačiū. Tai labai dėkojam Kristinai gerbiamai už pranešimą. Ar būtų norinčių dar užduoti klausimą? Biškutį lyginant vis tiek apie Marvelę irgi turi daug archeologinių radinių. Lyginant tos kapinynus, ten Marvelė yra irgi panašus laikmetis turbūt. O laidojimo, tos tradicijos ir tie, kaip sakant, būdai panašus ar skiriasi? Iš tiesų labai panašus. Marvelės žirgų kapinynas yra kiek platesnės chronologijos. Pirmieji žirgų kapai Marvelėje yra, bijau pameluoti, bet daug ankstesnė. Apskritai Marvelėje yra daug platesnio laiko objektas, bet yra pakankamai panašus. Šiaip įdomus procesas, kokį mes pastebėjome su kolegė ruošdami šią parodą, yra tai, kad kuo kapinynas yra labiau į rytus, tuo yra daugiau maišaties žirgo kapo orientacijai. Kuo jis yra labiau į vakarus, tuo daugiau žirgų kapų yra orientuota pietvakarių kryptimi. Ar galima iš to daryti kokią išvadą, mes nedrįstame teikti, bet Marvelėje yra šiek tiek įvairesnių palaidojimų, o Pakalniškėse viskas kaip ant vieno aulo, labai tikslingai. Bet aišku, Pakalniškės yra pakankamai siaura chronologija. Tai ačiū dar kartą už pranešimą ir už atsakymą, o dabar kviečiam visus kavos pertraukėlį ir sugrįžti prieš trečiąjį šios sesijos pranešimą 15:30.